ilgainiui panelė šlifuoja bumperiuką prieš dažymą, ten keičia. Bliaat. Nespatsakau. Tik iš galo reikės jūsų figūros, tai galit nesiparint daug, nesimatys veidą. Konfidenciali informacija bus. Užtaginsim jūs viduose. Ok, jau actionas, ar? Action, kamera, motor, paliekari. Telefoną, motorį daug? Kiek mašinų padaryta? Da? Mašinų padaryta belie kiek daug. Klausimas, kas padaryta. Jeigu su asmeniniam kažkas daryta, tai yra begalė. Net nuo mašinų pradėta, nuo motorolerių pradėjom, galim sakyti, nuo vaikystės. Jau nuo motorolerių malėm šildus visokius mašinų daryti. Tuningus. Buvo daug padaryta, buvo daug sulaužyta. Dėl kantrybės stygiaus, todėl kad buvom jauni, karšto charakterio. Jeigu silpnai traukia motoroleris, tai davai, kaip lėt išrinksim visus karpiratorius, YouTube'ui prisižiūrėsim vidaus, kaip geriau trauktų ir supizdavom daug. Iš tokių pačių, ne, meistrelių kaip... Jo, iš tokių pačių meistrelių, jo. Aš jums parodysiu, kaip padidinti galę, su suktuvu, blėt, pasukti žikliorius ir po to klyną gaunam apėdas. Dėkui jums labai iš tokius video. Jo, mašinų daug ir ateityje irgi bus labai daug. Baisi daug. Kuo daugiau. Koks jūsų svajonių garažas? Nešantis pelną. Trumpai reiškia, nešantis pelną, atmosferingas, kuriame dirbtų graži administratorė, graži valytoja. Spėjai, valytoja vis tiek bus vyresnio amžiaus galė, kokia nors galė. Toks, kur galėtume šiltai jaukiai dirbti. Taip, muzika, aparatūra, bet taip, mes... Vietos trūks, tipo realiai norėtųsi į garažą kokius 3 mašinas įvaryti, žinai, 1, 2, 3 daryti, nes kartais yra, pradedi vieną daryti, vietos toka, viskas, tu kol nesutvarkysi jos, tu negali kitos imti, nes išstumk tų rankom, jeigu tarkim išardai kažką daugiau. Jo, tipo, 100 kvadratų garažai, sudėtingas reikalas, mes taikysimės į kelis šimtus dalyvauti. Laiko klausimas, žinai. Metų laikas ir viskas. Ir nors šitą vidosą suksit ir žiūrėsit, nuo ko pradėjom. Kokia jūsų svajonių mašina? Skalbimo. Ok, svajonių mašina. Tai spėju, tas, apie kurias svajojom nuo paauglystės, jau turim. Jo, tas, kur mes spangom visiems, kad mes nusipirksim tokią mašiną. Nu tai ką, Mersas ir Memsas. Jo. V104 Volčiokas ir Pitakas E4. Ką turėjom, tą gavom. Dabar truputį ne tai, kad svajonės, dabar tiesiog tikslai. Svajonės palikim svajokliams ir tegul jie svajoja toliau, žinai, o mes sieksim savo tikslų. Aš manau, kad... Kokia mašina mūsų tikslas? Bugatti Diva? O Bugatti Diva? Aš šiaip neatsisakyčiau 6 ant 6 gėlikų. Nu, čia tas pikapas, pasakyti, savo motaisai, bet seniek. Tai... Silver Auto. Variankit, žmogų, blėt, nori 6. Senių mašina, kokie jūsų tikslai 25 metams? Nu, tai va, galim tęsti šitą, kad pradėjom tą klausimą. Tikslai... Plėstis, nešti pelną ir savo, ir jums, mūsų būsimiems rėmėjams, kurie norėtų mūsų paremti. Mariau, mes vis dar laukiam. Jo, puikiai galim, prasme, išreklamuoti įrangą. Čia yra įranga Who's Night, dėl to, kad nieks nemokėjo už jas reklamą. Bet, tipo, neturim auditorijos, kaip minimum, galim susisiekti, bandyti su jumis, susisiekti su mumis dėl kažkokios pritaikomos nuolaidos. Manau, pasinaudosim tą nuolaidą ir pareklamuosim jūsų produkciją, ar atliekamus darbus, ar kažką, ar šiaip kažkokie kiti žmonės, kuriantys kontentą. Visi galim bendradarbiauti, galim nežirkų ten bendradarbiauti. Tai vienas iš tikslų toks ir yra, kad mes šitos visus pasikalbėjimus norim daryti, nu, žinai, su svečiais. Su svečiais. Nenorim mes tiesiog sėdėti, žinai, ir tarpusavį šnekėti, kaip geriausi draugelį, tipo, pavadinkime, žinai. Norim pasikviesti įdomių žmonių, paprastų žmonių, darboholikų, tinginių, visų norim pasikviesti, žinai, bet vis tiek plius minus susijusių su tą tematiką. Jo, mes bandysim taikytis gal nelabai tarp, kur yra pakalbinti žmonės.
Sakykime taip, nesam mes baisiai dabar išaugę, tai ir galima taikytis į žmonės, kurie nėra baisiai išaugę auditorijai, kurie irgi kažkokia veikla užsiema, norėtų pabendrauti, pakalbėti, padiskutuoti, pasikviesim, pabendrausim. Jo, sėdim dabar yra sausio 14 diena, tai laukia temperatūra -1. Šildytuvas yra šilta, tai žinokit, nebijokit, tikrai galit parašyti, galit kažką papasakot. Nebūtinai šita lokacija, žinai? Nu, ne visada šita bus lokacija, taip? Jo. Visada keistis. Galit ir į stiklius pasikviesti, jeigu apmokat sąskaitą, pavalgysim steiko, pasidėsim pabendrausim. Į Monaką galim nuvažiuoti. Nu, ką dar galim iš tikslų žmonėm papasakoti? Ar mes nesiplėsim šitą vietą? Viską parodys laikas? Jo, viską parodys laikas, viską pamatysit. Tai vienas iš tikslų, jo, beleko. Šiais metais daug sudalyvauti mytus. Jo, sudalyvauti įvairiuose renginiuose ir taip toliau. Vienas iš tikslų buvo surinkti sekėjų tam tikrą bazę. Kas laikui bėgant augo, kanale atsiranda žmonės siejantys save su bendra veikla. Bandom augti dar daugiau, kad žmonių susijęti su bendra veikla ir, nežinau, edukacija kažkokia žmonių irgi vienas iš tikslų, tai padėti kitiems, kurie nežino, nuo ko pradėti su tam tikrais darbais, kur galima padėti, kreipkitės, teiraukitės, kažko padėsim, ko galėsim, gal net kažkokias edukacijos programas darysim, vaikam nuo 6 metų iki 12 nuolaidą taikysim. Vasarą stovyklą, neturit kur vaikus priduot, nu tai duokit mums į garažą, tikrai darbo jėgos. Tikrai. Šeina fabrikas neatrašė, tai nepasiėmėm kiniečių mažų. Okei, iš kur atsirado meilė automobiliams? Kada įsimylėjai automobilius? Man sunku pasakyti, kada aš nemylėjau automobilių. Nuo 1 metų žmogus atsidavęs automobilių sportui, dalyvauja ralyje nuo 2. Jo, nu taip, su mašinyte per kilimą. Žinai, nu, Ja, gal tai ir prasidėjo mašinytės per kilimą. Spėjau, tėvai... Nu tai keliai, blėt, per tą kilimą, žinai, kaip tu varai, žinai. Ne tiesiog, kad pirmyn atgal, žinai, kaip durnelis kažkoks, o varai, žinai. Šonaslydžio duodam daugiau negu nori, bet dabar gali parodyti, žinai. Su mašinytė? Jo, su mašinytė geriau negu duodam, žinai. Ir galim susilažinti, susitikti, aš su mašinytė gražiau duosiu. Dūmų daugiau bus negu pas nori. Dūmų daugiau bus negu pas nori. Na, šiaip, Nemuno žiedais tai neblogai, pamatė. Jo, šiaip... Bet man atrodo, paskutinį kartą uždarėme, mes matėm, ne, jisai visai nieko, man tai patiko, kažkas atsigavo. Jisai nebuvo su savo F-ke, jisai buvo su savo old school, ne savo brolio, ten brolio buvo mašina. Prieš 10 metų. Kaip mašina iki šiol gali parodyti vaizdum? Jo, o šiaip visai nieko, ne. Bet aš vis tiek, aš siūlau 12 valandų mašinėlių per kilimą. Pamatysi vis tiek, ar vis brigado, nematęs tokį. Glei. Koks mastelis mašinyčio? Koks mastelis mašinyčio? Gerai, čia jau leisim pasirinkti, ar su tokia mašinėlėm, ar nori su RC mašinytėm. Benzininį neleidžiam į trasą, nes čia jau čitinimas bus. Benzininį kažkaip perintą. Koks jūsų bendras geriausias prisiminimas iš garažo? Jų yra begalės, beje. Jo. Net gamins. Ne, nėra čia ką atgamint, žinai. Viskas daug. Čia tipo tik garažas, žinai. Jo, daug visokios tragikomedijos buvo pas mus, kai kažką darom, nes mes patys žinom, mums nereikia domėtis, kai mes meistreliai, wow. Kai patys darom ir po to per stebuklą viskas funkcionuoja, linksmas dalykas. Čia tai būdavo, sakykime, 17-18 metų, kai tik kažkas buvo pradedama. Vėliau atsakingai pradėjom žiūrėti darbus ir tik dėl to spėjau dabar juda darbai tie. Bet... Nu, su metais atsakingumus ateina, kas be ko. Bet linksmiausi prisiminimai... Nežinau, kažkas yra prifilmuota, kažkas prikelta, o visą kitą planuojam filmuoti ir kelt, kad tie prisiminimai ir linksmi įvykiai būtų matomi viešai, kaip sakykime. Kaip minimum, kaip aš mėgstu pagalvoti, pasakyti, kad vaikai ateitį galėtų pažiūrėti ir galvoti, wow, bet čia tai tėvų pasivarė, žinai, kažkas tokio. Paskutinis, 93, 335. Tai? Nu tai pasakas.
Čia tai bus, blėt, šitas tai klausimas. Jo, čia pasakė, pasiruoškit paskutiniam klausimui. Geriau E93 3 arba 3,5 litrų full. Full tai tipo kūro bakas full ar komplektacija full. Ar F10 brūkšnelis F30 2 litrų tuštoka. Tai viskas priklauso nuo to, ką tu nori ir geriausias variantas yra ir vienas ir kitas. Taip išskirti vieną tu negali. Su vienu tu važiuosi sekmadieniais ir kaifuosi, su kita tu bent jau ryte užsikursi, tada važiuosi iki darbo. Ekonomiškai. Ne, nuvertam, tipo, viskas, kas yra prižiūrima, tas funkcionuoja. 335, manau, bus nusmaukta. Nes nieks neperka M-kas ar AMG ar didelį litražą mašinos tam, kad su jie važinėtų ramiai į bažnyčią. Visi perka galingas mašinas tam, kad jas draskytų. Todėl jeigu tu taikysi galingą mašiną, reikia žiūrėti, kad jinai nebūtų sudraskyta. O kaip taisyklė, jeigu bus ten 2 litrų, kas anksčiau buvo 1.9 Lietuvos motoras patikimiausias, dabar 2 litris BMW motoras yra patikimiausias. Tipo, yra patikrinta ant savo subinių, turėjo po kelias 2 litrius. Negali važiuoti be tepalo, gali važiuoti su tepalu, gali duoti šonų, gali duoti stulpą. Gali porą kartų duoti stulpą. Čia taip nebuvo. Gali kapotas atsidaryti prieš 180 km/h ir ką, ir nieko. Gali štai dėl to, kad 2 litris. Jeigu ne 2 litris, nebūčiau suvaldęs mašinas, kadangi 2 litris, ogė. Net panelė beveik neįsiganda. Po standartai. Jo, tai dėl mašinos, kiekvieno pasirinkimas ir kaip kažkada sakėjai, blemba, nuobodžias mašinas tu spėsi prisivažinėti, žinai, kol jaunas. Jo, laiko atgal neatsuksi. No. Tai jisai bėga baisiai greit. 18 metų spėjau buvo pradėta kažkas mąstyti apie panašaus kontento kūrimą, bet jau prabėgo 5 metai. Tai per tos 5 metus galima buvo kažką daryti, bet niekada nevėlu pradėti. Bet gali būti vėlu nusipirkti sportinę mašiną. Tai... Jo, ten po to, žinai, visi keliasi. Jo, tau gal bus pačiam linksma paspaudti, bet pas tave bus jau amžius, ne tas... Panelės nepasakys, wow! Jo, nes tau bus tiesiog nebeįdomu, tu būsi darbuose, žinai, pasikrovęs ar kažką. Jau tau pasakys, wow, anukai, ar pas žmona duos pizdiaus. Na tai realiai tau niekas nedraudžia, nusipirktų tą 3,5 litrų, pavažinėk metus, parduok, blėt, viskas, turėjai, pliusiukų užsidėjai gyvenime, važiuoji toliau kaifuoji su Dacia kokia. Jo, башки воробушки, нахуй. Первый день на работе. Пусть. Блядь, пиперка, как что? Aš nereguliuos, bandžiau išsitaškyti. Gal tu nebedaryk? Dirbsiu aš po kaską dabar, na, chameleonį. Turiu aš tą chameleonį. Tai kam tu su šitą kaską? Tai aš čia padėjęs, nes tiesiog kartais trūksta. Trūksta kaskas? Kaskas trūksta kartais. Nu, žmogus stovi šalia, kad jo akis pagailėt, žinai, duodi ką už šitą kampą. Žiūrėt, kaip vyrina. A nieko tada net dušais. Duok čia, nebegaliu žiūrėti. Šitas nesistatė. Gerai, aš biškį yra planuoju. Dedra, gaminai šis to šamas negamė? 3 semas. 3 semas. Semas, susisiek. Jau, blėt, reklamą nemokama kažką, nu, bet taip. Ne. Ką tu ten norėjai dabaigti? Baigti? Nežinau, ne, čia gal bus per daug akcentuota, čia labai daug bus, blėt, atsiras tų, kurie, tipo, ką tu, blėt, šneki pidrylą, pats nevairuoji jokio vienos mašinos, todėl šneki. Nu jo, nestatykit asmenybės, nepagrįskit savo asmenybės automobilių, kurį vairuojat. Vairuoju BMW 3.4, vairuoju ir Opelį tuo pačiu metu. Labai viskas puikiai, tipo, nieko nekeičia tie faktai, ką vairuoja. Taip pat kaip Erikas Peugeot vairuoja savo svajonių 307. Ralyje daužo, užmušinėja, bet svajonių mašina. Patikimiausia mašina? Patikimiausia mašina. Išgyveno jau 2 raliavimus karjerą. Trečias raliavimas, tai spėjau, 3 raliavimą reikės filmuoti. Kol kas buvo idėja mašiną padegti, bet padaryti tai ne taip paprastai kaip kiti, kad pastato mašiną ir padega, o ferverkis padegti. Sugalvosim kažkam, nu, šiaip galima, tipo... Trash contentas. Trash contentas, tai pagalvoja žmonės, ką nori su tą mašiną pamatyti.
tai yra Peugeot 307. Į prūdą negalima. Į prūdą negalima, padegti negalima, susprogdinti negalima. Tai draudžia Lietuvos saugos, viešosios saugos, gamtos saugojimas. Visą. Pagailėkit kaimynus. Pagailėkit. Voveraitė kur nors miške sėdi, saurami jau čia pežas degantis važiuoja ir negalima. Kažką sugalvos.